Šiame video papasakosiu apie gintaro rūgšties injekcijas, dar kitaip redermalizaciją, bei gyvai parodysiu, kaip ši procedūra yra atliekama. Kas yra redermalizacija? Tai kombinuotos hialurono ir gintaro rūgšties injekcijos, kurios yra leidžiamos negiliai į odą, siekiant pagerinti odos kokybę. Kam tai skirta? Procedūra tinka, kai vargina odos dehidratacija, papilkėjusi spalva, smulkios raukšlelės, saulės pažeidimai, lengva hiperpigmentacija, elastingumo sumažėjimas. Gali būti taikoma veidui, kaklui, iškirptės zonai ir rankoms. Kuo skiriasi Xellarederm preparatai? Procedūrai naudosime vieną iš 3 Xellarederm preparatų. Pirmasis, sidabrinėje pakuotėje, yra švelniausias, ypač tinkamas jautriai sričiai aplink akis. Antrasis, universalus pasirinkimas veidui, kaklui, dekoltė. Na, o trečiasis, gilesniems pokyčiams, struktūrai ir tonusui, dažnai taikomas kaklui, dekoltė, rankoms ar randams. Preparatą pasirenkame įvertinę odos būklę ir lūkesčius. Kiek procedūrų reikia atlikti ir kokio rezultato galiu tikėtis. Standartinis kursas 3 procedūros kas 14 dienų, po to palaikymas kas 6-9 mėnesius. Pirmieji pokyčiai drėgmė ir skaistumas dažnai matomas greitai, raukšlių ir odos stangrumo pokyčiai išryškėja per kelias savaitės po kurso užbaigimo. Kaip pasiruošti procedūrai ir kada jos atlikti negalima? Prieš procedūrą įvertiname kontraindikacijas, aptariame lūkesčius. Procedūros negalima atlikti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, esant aktyviai infekcijai, uždegimui, turint polinkį keloidinių randų formavimuisi, esant alergijai sudedamosioms dalims. Kokia yra procedūros eiga? Prieš procedūrą odą nuvalome ir dezinfekuojame. Esant poreikiui naudojame vietinį nuskausminamąjį kremą, injekcijas leidžiame labai negiliai į odą, naudodami specialią techniką. Procedūros metu vienoje srityje sunaudojame 1-2 ml preparato. Ką jaučia klientas ir kaip po procedūros atrodo oda? Dažniausiai juntamas nestiprus dilgčiojimas ir tempimas odoje. Dūrio vietoje susidaro papulės, nedideli gumbeliai, kurie praeina po 1-3 parų. Taip pat po procedūros oda gali parausti, vietomis susidaryti nedidelės kraujosruvos. Priežiūra po procedūros. Pirmą parą venkite sporto, pirties, intensyvios saulės, nenaudokite rūgštinių retinoidinių priemonių, kasdien naudokite SPF 50+ kremą, makiažas rekomenduojamas po 24 valandų. Kokių rezultatų galima tikėtis? Atlikus procedūrų kursą oda įgauna daugiau drėgmės, tolygesnę tekstūrą, sumažėja pilkumas, laikui bėgant šviesėja pigmentinės dėmės. Kuo Xellarederm preparatai su gintaro rūgštimi skiriasi nuo kitų preparatų? Pagrindinis skirtumas – dvigubas sinerginis poveikis. Hialurono rūgštis gausiai drėkina ir stangrina odą, o gintaro rūgštis veikia kaip antioksidantas, slopinantis laisvuosius radikalus. Dėl to gauname stipresnį efektą ir odos būklės pagerėjimą.